Sveiki. Tomas sakė, kad prezentacija bus labai nerimta, tai mano tada tikrai bus nerimta. Ir aš esu Monika, darbuojuosi su startupais jau metus laiko. Grįžau į Kauną, į startup weekend Kaunas prieš metus, vedama smalsumą ir norėdama įkurti savo pirmą startupą Craftfields, kuris yra virtualus amatų turgus Lietuvos lietuvaičiams kūrėjams ir amatininkams. Ir dar gyvendama Londone, lapkričio mėnesį apturėjau tą vadinamą eureka momentą, kai galvą šovė nauja idėja ir apie šitą idėją daugiau papasakosiu. Populiacija, kaip visi žinote, pasaulyje labai greitai auga. Ir kokia yra opi problema auganti kartu su populiacija, tai yra vartojimas. Nes kaip matote, tas garvežys vežantis jau nesugeba pavežti tų visų mastų ir atsakingas vartojimas tampa tokia jau ne išprotėjusių ekologijos fanatikų tema, bet tai, apie ką mes turime kalbėti kiekvieną dieną. Galbūt ši problema yra pastebimesnė dideliuose miestuose, kurie sparčiai auga ir pati gyvendama Londone su jie susidūrė. Tai šiek tiek papasakosiu apie merginą, kurią mes su komanda vadinam Sar, kuri mėgsta važinėti dviračių, lankosi vietinėme turgelyje, mėgsta pirkti duoną iš vietinio kepėjo, yra vegetarė, mėgsta ekologišką produkciją ir šiaip galvoja, ką valgo ir ką deda į savo krepšį. Jos apsipirkimo rate šiuo metu yra tik tai kelios parduotuvės, keli taškai, kuriuose jinai lankosi. O kitoje pusėje yra lokalūs ir tvarūs maži versliukai, kuriems yra sunku pritraukti tuos atsakingus vartotojus, ypač dideliame mieste. Ir jie neturi didelių biudžetų kaip Tele2, kurios gali išleisti ir pritraukti 50 000 fanų savo puslapį. Tad Greeneris tarsi ir norėtų išspręsti tą problemą, atverdamas tą ratą, padarydamas tuos verslus žmonėms prieinamus ir matomus ir pažįstamus. Taip susikūrėm Greener, kuri yra kaip tvarių verslų direktorija. Žodis tvarus lietuviškai man labai mažai reiškia, bet mes kalbam apie sustainable verslus, tokius, kurie pardavinėtišką produkciją, ekologišką produkciją, bendruomeniniai verslai, perdirbamos medžiagos, kaip baldų parduotuvės iš jų panaudotų medžiagų. Kadangi jau užsiminė apie startup weekendą, kuris vyko beveik prieš mėnesį, tai mes jį laimėjom su labai šaunia komanda, Justinu, Mindaugu ir Justu. Ir labai neužsitęsiu apie produktą, nes galite nueiti į svetainę ir pasižiūrėti, jis dabar tokio yra galvojimo stadijoje ir taip atsakytume į klausimą, kas toliau. Tai dabar esam šiek tiek kaip užstrigę ir nežinom, koks turėtų būti tas sekantis žingsnis, ką turėtumėm padaryti, kad jisai augtų taip pat darniai, kaip ir reikia tie verslai. Todėl galvojau, nepasakosiu iki 15 minučių apie tą savo verslą, tai galvojau pasidalinsiu mintimis ir patarimais asmeniniais, tokiais, ką daryti ir ko nedaryti, kuriant savo startupą, jeigu turite idėją ir tokiais labai praktiniais. Siūlau pradėti nuo asmeninės problemas. Man labai sunku papasakoti tą problemą tvarių verslų, kurie egzistuoja Londone, nes dažnai žmonės gyvena mažose terpėse, jie nesupranta, jie neturi tokio srauto parduotuvių aplink, kur jie tos problemos neturi, tai rekomenduoju rasti asmeninę problemą. Nerekomenduoju švaistyti laiko įtikinant tuos, kuriems tai nerūpi. Jeigu ateis prie jūsų žmogus, sakys, va, čia nesąmonė, čia viską žinau, čia pasaulis veikia kitaip ir tikrai nešvaistykit laiko, nes atiduosit labai daug energijos ir nieko iš to nelaimėsit. Labai rekomenduoju pristatyti savo idėją mažai pažįstamam žmogui, tam, kuris galbūt neturi su jumis emocinio ryšio, bet galėtų šiek tiek atsainiau, atsitraukęs pažiūrėti tą problemą. Nerekomenduoju įsimylėti savo idėjas nuo pat pradžių. Pirmą mėnesį lakščiau kaip išprotėsiu. Atrodė, kad sugalvojau, kaip išgelbėti pasaulį, viskas atrodė nuostabu, gėlės žydėjo, nors buvo ruduo, ir viskas atrodė labai nuostabu, bet atėjo momentas, kai reikėjo pradėti galvoti ir pradėti knėti. Labai rekomenduoti skirti laiko rinkos tyrimui, tokiam solidžiam, nebijokite pasidomėti moksliniais tyrimais dėl to, kad jie pateikia tikrus duomenis, dažniausiai reikia ilgesnius straipsnius paskaityti, bet manau, ne problema, jeigu labai tikite savo idėją. Ir labai nerekomenduoju sugalvoti skaičių. Taip galima primesti,
Bet tas primetimas atsiperka tom, kad vieną dieną patys nesuprasite, kurį ir kada tą skaičių primeti. Taip pat rekomenduoju pirmą susirasti klientą, potencialų vartotoją, o tik tada sukti galvą dėl verslo modelio, nes jis už jūs atsakys į šitą klausimą ir sutrumpins jūsų problemą šito sprendimo. Siūlau nekurti produkto neradus vartotojo. Tai labai visi rekomenduoja pradėti nuo to MVP, vadinamo minimum viable product, bet aš pirmą siūlau pašnekėti su žmonėm ir sužinoti, kas tas pirmasis produktas turėtų būti. Labai rekomenduoju būti nuosekliems. Pasirašykit trumpą planą, 5 šitų gairių ir jį sekite, tada matysite savo progresą. Pamirškit milijonus. Iš karto. Pamirškit laisvalaikį, šeimą, draugus, pinigus, gerą gyvenimą ir dirbkit, nes milijonas yra tik tai kažkoks tai skaičius, kuris jo sėkmingam verslui susiformavus jau nieko nebereikš. Siūlau klysti daug ir labai greitai. Kuo greičiau suklysite, tuo mažiau laiko prarasite ir kuo greičiau suklysite, tuo greičiau galėsite pereiti į sekančią savo idėjos vystymo stadiją. Ir nebijokite konkurentų. Jeigu praleisite labai daug analizuodami konkurentus, galite iššvaistyti energiją, bandydami suprasti, ką jie daro gerai, nors tai yra jūsų darbas padaryti kažką gerai, o ne pažiūrėti ir pakartoti konkurentų darbą. Toks paskutinis palinkėjimas, kad mano asmeninio guru, Seto Godino, kuris sako, kad niekas jums neduoda iniciatyvos, jūs patys ją turite pasiimti. Tai labai visiems linkiu asistoti po šio renginio ir galbūt susitikus su draugais nepabijoti prie alaus bokalo ar prie vandens neįdėję ir vietoj šašlikiukų prie ežero rytoj galbūt pradėti ją daryti. Tai tiek. Ar turite klausimų? Kaip sekasi BitGreener vartotojų prasme? Vartotojų prasme? Kurių vartotojų verslų ar pas mus yra 2 grupės? Pirkėjų. Aha. Kadangi dar direktorija nėra gyva, tai mes tų pirkėjų neturim, bet verslų prasme jau turim apie 20 verslų, būtent Londono Hackney, kurį minėjau. Bet kaip ir sakiau, dabar aktyviai jų nebeverbuojam, todėl kad ieškom to pradinio taško, kas galėtų būti tas toksai paskatintų tą greitą augimą ir nereikėtų trypčioti vietom visam aiškinti, bandom paaiškinti, kas tai iš tikrųjų yra. Po renginio pasikalbėsime. Geri patarimai buvo, bet tai aš pasidavau jauna, ta prasme, atrodo, kad daug patirties tai klausimų. Tai aš manau, kad labai pats geriausias patarimas, koks ir buvo, ir aš labai jo pasikliau, tai daryti. Ir per tuos metus laiko, iš tikrųjų, tai visų pirma pasenau, visų antrą susigadinau sveikatą, bet visų trečią galiu dabar duotis patarimus. Kas pasikeitė po Startup Weekendo? Praėjo beveik dieną, ten per tą savaitgalį padidėjo, jį laimėjo panašiai, dabar šiek tiek blaiviau mąstant ir grįžtant atgal. Kokiom problemom susidūrėte, kokios mintys jau teorijoje? Tai pats geriausias dalykas tai yra pradėjimas blaiviai mąstyti. O antras dalykas turbūt, kaip efektyviai išnaudoti tą sumą, nes mes laimėjom 1000 eurų. Ir ta suma atrodo iš pradžių tokia, wow, čia ir tai gali padaryti ir tai, bet iš tikrųjų daug daugiau negali padaryti su tą sumą. Tai dabar klausimas yra, kaip efektyviai panaudoti tus pinigus ir kokį tą minimalų prototipą sukurti, kad galima būtų judėti toliau, nes viena iš minčių yra važiuoti į vasarą New York'e vykstantį hackatoną žaliom technologijom, kurią organizuoja New Yorko meras Bloombergas. Tai laukim, kol paskelbs datą ir galbūt ir nuvažiuosim. Kolega? Jo, labas. Graži prezentacija, gražiai atrodai. Ačiū. Graži svetainės dabar žiūriu, jūsų yra padaryta jau ir
Twitteris ir Facebookas, viskas, ir matau, kad jūs turite jau kažkokio atrekšino iš tų rytų Londono, tai kodėl tiesiog nekoncentruotis dabar ten, galų galia ir pažintis yra, ir jau sakai, kad turi klientus tenai, tai kodėl, ta prasme, Lietuva, New Yorkas, kodėl nesikoncentruoti tiesiog ir nedaryti to tenai? Visų pirma, todėl, kad džiaugsmingai prieš 2 mėnesius parsikrausčiau į Vilnių, tai reikėjo pakeisti aplinką ir šiek tiek sustojo darbai. Manau, kad teisingai sakai, koncentracija yra geras dalykas ir tai, kad nieko nedarant produkto žinomumas auga, yra labai įdomus jausmas. Tai galvoju, kad dabar norisi atrasti tokį sprendimą, kurio neapsunkintų lokaciją. Nes manau, startupo didžiausias privalumas, kad tai yra kažkokia tai technologija, įgalina tą greitą augimą ir tai nepriklauso nuo tavo lokacijos. Ir aš tikrai noriu gyventi Vilniuje, bet mielai sutikčiau, kad mano produktas žinomas būtų visam pasaulyje. Tai pradėsim nuo New Yorko. Dar kartą. Gerai, ačiū Monika.